Sveiki, piliečiai. Šiandien atėjau čia ir sutikau kalbėti, todėl kad kalbėjau prieš daugiau negu pusę metų, kai buvom susirinkę į panašų mitingą 10 minučių tylos. Tada kalbėjau ir kažkur čia stovėjo dabartinis premjeras Gintautas Paluckas. Tada galėjau jam viską pasakyti į akis. Dabar to nėra. Bet tai irgi turbūt gera žinia, nes tapęs premjeru jis jau jūsų bijo. Jūsų bijo. Tai aš atėjau šiandien pakalbėti apie tai, apie ką aš kalbėjau būtent daugiau kaip prieš pusę metų tam mitinge, kai dar šita valdančioji koalicija realiai nebuvo sudaryta. Ir tada aš kalbėjau apie tai, kaip, tada jeigu kas buvot, tikrai manau, kad nemažai buvot, kalbėjau apie tai, kad taip, antisemitizmas, apie kurį tada kalbėjome, yra didelė problema. Kitos problemos, bet iš esmės aš mačiau tada vieną pagrindinę problemą – Rusijos įtakas. Ir dėja, šiandien, ne šiandien, bet šiuo metu iš esmės aš matau, kad gyvenimas ir šios koalicijos darbas iš esmės parodė, kad dėja aš nebuvau neteisus. Tikrai būčiau norėjęs būti neteisus, bet dėja nebuvau neteisus. Ar sutinkate, kad nebuvau neteisus? Todėl, kai organizatoriai prieš kelias dienas manęs paprašė vėl kalbėti, aš pasakiau, gerai, aš pratęsiu tą kalbą, kurią sakiau tada daugiau kaip prieš pusę metų. Ir tikrai yra ką pratęsti, nes tada daugiausiai, aišku, kalbėjau, nors kalbėjau ir apie patį premjerą, kuriam į akis žiūrėjau, kalbėjau daugiausiai apie šios koalicijos partnerį Žemaitaitį. Šiandien atėjo laikas pakalbėti apie mūsų premjerą, tai yra mūsų visų premjerą, nes jis yra mūsų visų premjeras. Tai tikiuosi, kad pirmiausia mes čia susirinkom dėl to tyrimo, kuris yra paskelbtas apie premjerą. Ir tikiuosi, kad tyrimo autoriai nesupyks, kad aš interpretuosiu jų tyrimą, bet interpretuosiu jį iš esmės analitiškai tuo, ką užsiemu visą savo profesinį gyvenimą, tai yra iš Rusijos įtakų pusės, iš tos perspektyvos, kurį tyrinėjau visą laiką. Ir iš šitos perspektyvos žiūrint, man atrodo, kad tas tyrimas iš esmės atskleidė ne tik neskaidrumą, apie kurį mes dabar šnekam, ne tik galimą korupciją, kuri irgi yra didžiulė problema, bet pirmiausia, būtent galimas Rusijos įtakas. Ir iš esmės rimtas Rusijos įtakas. Ir būtent iš šios perspektyvos, mano įsitikinimu, ir dabar svarbiausia kalbėti. O dabar jūsų paklausiu. Tai kokia priežastis gali būti slėpti tą pinigų kilmę? Taip. Vienintelė reali priežastis, kodėl galima slėpti pinigų kilmę, kuri gelbėjo tą nuostolingą, arba buvo pumpuojami tie pinigai į nuostolingą premjero verslą, yra Rusijos arba Baltarusijos, kuri iš esmės yra ta pati Rusija, pinigai. Arba pinigai Lietuvos verslininkų, kurie susiję su Rusija arba Baltarusija. Nes ypač dabar, kai kilo toksai skandalas ir toliau visą tai slėpti, iš tiesų nėra jokios kitos priežasties, bent jau aš jos tikrai negaliu sugalvoti. O jeigu tai bent jau, visados yra kalbama, kai yra kalbama apie korupciją, apie neskaidrumo dalykus, yra kalbama, kad politikas negali sudaryti net regimybės dėl korupcijos ir visų šitų dalykų. Tai ypač dabar, kai 4 metus vyksta karas, kai Rusija kariauja Ukrainoje, kai kyla mums, ir mes apie tai kasdien kalbam, tikrai rimta grėsmė, joks politikas Lietuvoje, mano įsitikinimu, negali turėti net regimybės Rusijos pinigų, Rusijos šešėlių ir visų kitų dalykų.
Bet jeigu mes dabar turime net, tarkime, tai regimybę rusiškų pinigų ir visų kitų dalykų susijusių su premjeru, tai tada jau turėtumėm prisiminti ne tik regimybę, bet ir faktus. O faktai yra tokie. Ponas Paluckas, dabartinis premjeras, Lietuvos politikoje kaip tokioje atsirado vieno žmogaus dėka. Žinot, kas tas žmogus? Vilija! Ne. Ne. Tai yra Algirdas Paleckis, kuris šiuo metu yra kalė už šnipinėjimą. Būtent Algirdas Paleckis atvedė Gintautą Palucką į Vilniaus savivaldybę ir padarė jį, tuo savivaldybės administracijos direktoriumi. Nuo tada prasidėjo Palucko kelias. Ir tą iš tiesų labai svarbu prisiminti, nes čia yra pati Palucko pradžia. Ir tai nėra vien tik tai politiniai santykiai. Premjeras to net neslėpė. Algirdas Paleckis, kuris dabar ir tiesą sakant, tada, mano įsitikinimu, dirbo Rusijai, buvo asmeninis premjero draugas. Turėtumėm prisiminti, kaip apskritai susidarė šitas tandemas, kuris dabar yra visiškai neišskiriamas, tai yra Palucko ir Žemaitaičio tandemas. Tai vėlgi, ta pati Vilniaus savivaldybė, tada Paleckis padarė Palucką savivaldybės administracijos direktorium, o Paksas, vėlgi, čia Paleckis, kuris kali už šnipinėjimą Rusijai, kitas yra Paksas, kuris, prezidentas, kuris iš esmės pašalintas iš posto už labai akivaizdžius santykius su Rusija, gal ten ir ne taip buvo formuluojama, bet iš esmės už tai. Tai štai tada prasidėjo visa tai, ką mes turėjom dabar, nes Žemaitaitį padarė tuo, kuo jis buvo, tai yra Imbraso patarėjų, irgi tada jauną vaikiną, irgi būtent šitas Paksas. O jeigu jau prisiminėm tai turėtumėm prisiminti ir Palucko teistumą už korupciją. Nes kalbant apie korupciją, tai korupcija yra ne vien tik tai, apie ką mes dažniausiai kalbam. Šiaip tyrinėjant Rusiją yra toksai terminas netgi strateginė korupcija. Tai yra Rusija iš esmės, kai kas net sako, kad didžiausias Rusijos eksportas yra ne nafta, ne dujos, o būtent korupcija. Tai visa tai, kai žinom, kad Paleckis pradžia, tada korupcija, tada kaip Rusija išnaudoja korupciją. Ir dabar mes dar sužinom, kad jau toliau, jau Palucko pradžioje ėjimo į valdžią, iš esmės, bent jau regimybė Rusijos pinigų yra visiškai akivaizdi, tai tada mes turėtume suprasti vis tik tai visą tai, kas vyksta būtent iš tos Rusijos perspektyvos. Tai iš esmės, aš norėčiau savo šitą kalbą pabaigti, nes tikrai visko neišvardinsiu, čia galima būtų vardinti ir vardinti ir vardinti. Norėčiau iš esmės pabaigti klausimu. Taip, Palucko pinigai, apie kurių kilmę mes ir toliau nieko nežinom, galbūt ir negali būti visiškai prilyginti tokio Rusijos KGB iš esmės agento ir oligarcho Mogilevičiaus ir nusikaltėlio Mogilevičiaus pinigais, kuriuos jisai skyrė, tai yra 1 milijoną eurų Viktorui Orbanui. Mes žinom, kas dabar yra Viktoras Orbanas. O Viktoro Orbano pradžia, ir tai yra netgi teismo dokumentuose, yra 1 milijonas eurų iš Mogilevičiaus. Tai mes turim, sakau, nebūtinai ta situacija yra būtent visiškai analogiška, bet mes turim labai panašią situaciją. Tai ar mes norėtumėm, kad Lietuva virstų panaši į Orbano Vengriją? Ne! Tai vat, jeigu mes nenorėtumėm, kad Lietuva panaši virstų, o tiesą sakant, tie virsmai yra ne tik tai Vengrijoje, pasižiūrėkim, kas darosi kokiai nors Gruzijoje irgi lygiai taip pat, tai tie virsmai vyksta visur. Tai jeigu mes nenorėtumėm, kad Lietuva virstų panaši į tuos, Vengrijos ar Gruzijos ar dar kokius nors pavyzdžius, tai todėl ir sureikšminkim Rusijos įtaką.